Nu, dar vienas momentas. Išroviau visus augalus iš gruntą ir visas vanduo susidrumstė. Stipriai. Taip, kad nesimatė, kas plaukė. Nors akvariumo pusė jau nuleidau. Ir tai yra normalu, ne? Paimam, sujaukia dumblą ir vanduo pasidaro neskaidrus. Kodėl man patinka šitie filtriukai? Aš juos galiu konfigūruoti kaip noriu. Dabar paleisiu, kad neįmesčiau. Aš jį išsikeliu. Ir jis buvo įmerktas kempinėm pasuktom va taip. Ir nuleistas, kad kempinės būtų kuo žemiau. Dabar pasigavo orą, nebėgs. Kad kempinės būtų kuo žemiau. Kad surinktų nuosėdas nuo dugną. Ir jis taip laikės prie sienos. Bet man, pavyzdžiui, dabar reikia surinkti tą brudą iš akvariumą. Aš imu, nežinau, ar man pavyks dabar. Vat. Persuku ir paguldau. Jis surenka brudą, aš paimu tą kempinę ir į nusirptą akvariumo vandenį išspaudžiu vieną kartą, antrą, trečią kartą. Ir jis per 2 tokius kartus man visą brudą atidavė čia. Ir viskas. Pagrindinį brudą, kuris buvo akvariume, va drumsti. Va, čia taip. 2 kartus jau tokį išpyliau. Čia 3. Ir dabar akvariumas, nu jis stipriai. O svarbiausia, aš tas kempinės išplaunu. Bakterijų tai yra pilnas gruntas. Jos niekur nedingia iš akvariumą. Augalai, kuriuos aš sumesiu, irgi yra apie kiekvienas lapelis bakterijom. Tai aš tik tais panaikinu perteklių. Ir kempinės aš plaunu tam pačiam nuleistam akvariumo vandenį. Jos nėra chloro, neužmuša bakterijų. Ta prasme, nuo to ciklas nesustos. Bet jeigu aš sujudinau visą gruntą ir visą gruntą sujudinęs aš sukėliau labai daug nitratų iš dumblą ir aš neišplaušiu, nepašalinsiu to, nu, gali ir kritimų žuvų būti. Tai vat šitie su 2 tom kempinikėm labai gerai. Vieną išsirbė, antrą išsirbė, man jie žiauriai patinka. Akvelė cirkuliatorius ir Udžet 2 kempinės. Kai jau matai, kad kempinė pasidarė geležinį, nebeini išgręžti jos, ta prasme, išgręži, bet ji tokia, vat, birėti pradedu, pakeiti. Ta kempinė kainuoja 6 eurus 2. Grubiai. Depo gal 6,5 dabar, kažkada po 3 būdavo. Ir viskas, ir akvarium skaidrus, matai vėl toliau kas darosi. Dabar, kol jis viską filtruoja, aš galiu paleisti stiprias srovę, maksimum. O kai liks mažai vandens ir man reikės tik tais žuvis sugaudyti, nes aš leidžiu vandenį, kad būtų per sietelį, kad sugaučiau visas žuvis ir krevetes išrūšiuoti, nes kitaip aš čia nepagausiu jų. Iškeli vazoną, paskui, kai išrūšiuosiu, sumesiu čia kol kas augalus plūduriuoti su likusiom žuvim, kas neišėjo šiom dienom. Bet vis tiek pirmiausia reikia sugauti, išrūšiuoti, paskui gal į tinklelius sudėsiu, nužiūrėsiu dar kaip. Bet išrovus augalus nieko nesimatė, kol vanduo buvo drumsčias. Dėl to tas filtriuks jis veikia fantastiškai. Toks. Ir aš dabar darysiu šičia filtrą. Jis bus va čia kampe. Ir aš irgi, man užtenka tokiam akvariumui su labai daug žuvų apkrovimu 500 cirkuliatoriaus filtriuką. Nes jie dirba tyliai, jie dirba be vibracijas, jie dirba be garsą. Ir kada jie yra tam pačiam akvariumo lygiai. Ta prasme, jam nereikia per šlangas nuleisti, pakelti vandens. Tai aš jo net negaliu visą srovę naudoti, nes jis man yra per stiprus. Tai pilnai užtenka 200 litrų akvariumų, 220 pas manęs irgi stovėja toks pat cirkuliatorius. Vandenį pravarinėti jau užtenka jėgos. O visas filtravimas priklauso nuo to, kokį turi filtravimo medijos, kempinių kiekį ir taip toliau uždedi. O siurbliuko užtenka, dar mažesnis galėtų būti. Tik pat mini jie netaip gerai reguliuojami. Tai cirkuliatorius akvelė yra labai gerai 500.